Krūmapjovės ir žoliapjovės importuojamos iš vakarų Europos ar kitų šalių Lietuvoje jau nėra naujiena. Šie įrenginiai vis plačiau įsitvirtina tiek profesionalioje medkirčių darbinėje veikloje, tiek privačiose valdose. Vienais iš jų dirba medkirčiai, kitais ūkininkai ir kiti žemių naudotojai, prižiūrintys savo sodybų želdinius, taip pat namų valdų savininkai, kuriems žolės žirklių jau nebepakanka. Nors dabartinės krūmapjovės ir žoliapjovės yra labai našios, ekonomiškos, mažai teršiančios aplinką, dirbant jomis būtina laikytis saugos reikalavimų, taikyti saugius ir racionalius darbo metodus. Krūmapjovės ir žoliapjovės gana brangūs įrenginiai, todėl norint teisingai jomis naudotis, būtina turėti žinių apie jų eksploatavimą ir priežiūrą. Žoliapjovė yra žymiai platesnis, sakysim, įrankis arba objektas mūsų ir jis pjauna žolę visokią, sakysim, nuo pačios mažiausios žolės iki praktiškai sumedėjusių ūglių. Vėjapjovė taigi yra įrenginėlis, kuris pjauna tik vienos rūšies žolę, kuri yra vadinama vėja. Jeigu dar tie žodžiai, sakykime, painiojasi, galima būtų dar pasakyti, kad vėjapjovę mes stumiam, na, o su žoliapjove mes dirbam arba mojuojam kaip su dalgiu. Pačios paprasčiausios yra elektrinės žoliapjovės. Su tokia žoliapjove galima pjauti gležną žolę ar sumedėjusias piktžolės, kurių skersmuo iki 1 cm. Kokių pliusų turi šios žoliapjovės? Tai yra gana nebrangus, lengvi, kompaktiški įrenginiai, tačiau jų panaudojimo galimybės yra gana ribotos. Elektrinės žoliapjovės galimos taip pat dvejopos. Na ir sakykime, jeigu mes taip vertikaliai laikom įrenginį, variklis pirmoje atveju yra apatinėje dalyje, apačioje, na ir jos yra pačios pigiausios, jų aišku galima nusipirkti ir Maksimuose ir kitose prekybiniuose centruose, ko aš nuoširdžiai nerekomenduoju. Tačiau štai ir rimti gamintojai gamina tą paprasčiausiai segmentą. Na ir tai yra minimaliam žolės pjūviui, taip vadinamam tik tai delikačiam pjūviui pataisimui aplink elementarias kliūtis. Ištisai šienauti su tokiais įrenginiais mes tikrai negalime, kadangi jie yra tokiai apkrovai nepritaikyti. Na, jie gana manevringi, sakysim, yra keičiamas netgi ir štai ta padėtis darbinės įrangos, galima pailginti, aišku, ir kotą pritaikius tam tikram ūgiui asmens, na ir taip toliau, tačiau, kaip minėjau, tai yra minimaliems darbams žoliai pjauti. Visai kita kategorija yra įrenginių, elektrinių įrenginių, ta prasme, kurių variklis yra viršutinėje dalyje. Tai jau yra, kaip matysite vėliau, labai panašu į rimtą normalią žoliapjovę su vidaus degimo varikliu. Na ir jos pliusai pagrindiniai yra tame, kad nuo štai tos vietos, nuo darbinės įrangos žemyn, visa tai yra kaip normaliose žoliapjovėse. Na, viršutinė dalis yra elektrinė. Vėlgi elektra su visais išeinančios iš tos elektros eksploatavimo ypatumais, tačiau variklis esantis viršuje yra visiškai kitų galimybių ir štai su tuo įrenginiu mes galime lenktyniauti su įrenginiu turinčiu vidaus degimo variklį. Žoliapjovės varikliai nėra galingi, nuo 0,5 iki 1,2 kW, tačiau jiems keliami griežti ES numatyti ekologiniai reikalavimai ir apribojimai. Pastaraisiais metais konstruktoriai sukūrė ekonomiškus variklius, pasižyminčius maža oro tarša. Žoliapjovių asortimentas ir panaudojimo galimybės, o tuo pačiu pasiūla rinkoje, yra kur kas didesnė nei krūmapjovių. Na, sekantis etapas jau taip vadinamos tikrosios žoliapjovės, kurios turi vidaus degimo variklį. Na, jeigu mes žygiuojame nuo to minimalaus segmento į didesnį jį, tai aišku ir tų paprastųjų žoliapjovų varikliai taip pat yra galios nedidelės. Na, principe, mėgėjiškos žoliapjovės arba tikrosios to žoliapjovės, jos turi variklį apie 1 kW. Taip pat pastebėjote, kad vienų žoliapjovių kotas yra lenktas. Na, sakykime, jeigu štai šičia mes matom lenktą kotą, visų kitų gal atkreipė dėmesį, jis yra tiesus. Tai yra esminis taip pat toks žoliapjovių skirtumas. Jeigu mes turime kotą lenktą, tai mums iš karto sako, kad prie šito žoliapjovės mes negalėsime tvirtinti
geležinės darbinės įrangos, arba kitaip tariant, metalinės darbinės įrangos, arba dar paprašiau metalinių peilių. Mes tada tik tai apsiriboti galime tik tai reiškia štai darbinė įranga, kurioje yra montuojamas valas. Jeigu mūsų šita dalis arba koto apačia yra lenkta, vadinasi, mes turim galimybę dirbti tik tai su valu ir su jokia kita darbinė įranga. Prie reduktoriaus montuojama geležinė darbinė įranga, skirta pjauti sumedėjusioms piktžolėms, krūmokšniams. Tačiau ne visuomet prie žoliapjovių galima sumontuoti visą darbinės įrangos gamą. Jeigu žoliapjovė tiesiame kote turi spyruoklinį veleną, prie tokio reduktoriaus negalime montuoti specialios įrangos medeliams pjauti. Tačiau jei žoliapjovės kote yra standus strypas, tuomet mes galime montuoti bet kokią darbinę įrangą, įskaitant ir apvalų diską, skirtą medeliams pjauti. Pats našiausias įrenginys pirmiesiems kirtimams jauname medyne atlikti yra krūmapjovė. Krūmapjovės paprastai yra skirtos profesionaliam darbui. Techniškai krūmapjovė yra nemažiau sudėtingas ir brangus įrenginys negu motorinis pjūklas. Todėl būtina suprasti įrenginio konstrukcinius principus, kuo greičiau pastebėti variklio bei darbinės įrangos gedimus ir laiku juos pašalinti, kad krūmapjovė būtų eksploatuojama su minimaliomis išlaidomis ir maksimaliai saugiai. Krūmapjovės yra gana universalūs įrenginiai. Jie skirti pjauti ne tik įvairaus storio medeliams, krūmams, bet ir įvairiai žoliniai dangai. Kiekvienu atveju ypač svarbu pjaunamam objektui pritaikyti tinkamą darbinę įrangą. Štil asortimente ypatingą vietą užima žoliapjovės ir krūmapjovės, dalis krūmapjovių tiksliau turinčių keturtaktį variklį. Jos yra labai našios, labai technologiškai atitolusios nuo visų konkurentų. Na ir savo parametrais tikrai labai yra dėkingas įrenginys. Todėl prie tokios žoliapjovės, nors tai taip pat yra didesnioji dalis būtent į tą kategoriją pakliūna įrenginių su tokiais varikliais, galima montuoti praktiškai visokią darbinę įrangą. Plus, aišku, ta darbinė įranga yra ir dovanojama pardavėjo, kadangi štai tie įrenginiai būtent su ta darbinė įranga visų komplektų susitvarko. Tai vienas populiariausių įrenginių. Šių krūmapjovių išskirtinumas yra keturtakčiai varikliai, kurie turi daug privalumų prieš naujoviškus dvitakčius, nors ir atnaujintus variklius. Keturtakčiai varikliai turi didelį sukimo momentą, taupo kurą. Pati pigiausia profesionali krūmapjovė Štil turi taip pat variklį keturtaktį, 1,4 sakysim, kilovato galios. Na ir kaip jau aš anksčiau minėjau, tai yra riba, kuri reiškia didinti galią, sakysim, tokios konstrukcijos variklių yra neracionalu. Profesionalius krūmapjovės, kaip jau taip pat teko užsiminti, turi didelį pliusą tame, kad galima montuoti visą įmanomą darbinę įrangą, netgi ir štai naujovišką peilį, kuriuo yra smulkinama mediena arba trupinama. Na, sakykim, kam tą reikia daryti? Jeigu naudotojui nereikalinga, sakykim, tą nupjautą medieną, kad jinai gultų, nes po to ją reikia, sakykim, galbūt paimti iš tenai, sugrėbti, susmulkinti, utilizuoti. Štai smulkinimo peilis jis tą pats daro. Jisai, reiškia, sutrupina ir praktiškai iš to augaliuko, kurį jisai sutrupina, nebelieka jokio ilgio, tik tai dalelės. Profesionalios krūmapjovės turi ypatingos konstrukcijos diržus. Štil, kadangi štai asmuo, kuris dirba šitą krūmapjovę, dirba pilną pamainą, tai yra nuo ryto iki vakaro. Na ir štai tokie diržai, jie krūvį pagrindinį turi ant juosmens, ne ant pečių, labai ergonomiški. Na ir kiekviena profesionali krūmapjovė, kuri yra štil pagaminama, būtent komplektuojama su tokiais